Sveiki mano draugai, tikėjimo broliai ir sesės, mano giminės, žmonės, kuriuo aš nepažįstu, žiūri šitą mano įrašą. Su penktadienio saulėlydžiu atėjo šeštadienis. Dievo palaimintas 7 savaitės diena. Diena, kurią Kūrėjas palaimino šio pasaulio kūrime. Sveikinu visus su šia nuostabia diena, būkite Dievo artume ir jo palaimoje. O aš toliau tęsiu Dievo žinią pasauliui. Ir tai yra jau šeštasis prieš paskutinis mano įrašas, kuriame noriu paskelbti Dievo skelbiamą Babilės žlugimo žinią. Pasaulyje yra du tikėjimai, tik tai du. Vienas tikėjimas tas, kuris vadovaujasi Dievo žodžiu, Biblija, vadovaujasi visomis tomis tiesomis, kurios tenai šioje knygoje užrašytos, ir vadovaujasi 10 Dievo įsakymų. Kitas tikėjimas arba kita tikėjimo kryptis, kurioje yra daug visokių pavadinimų, nesivadovauja Dievo žodžiu. Jį ignoruoja arba ima iš Dievo žodžio tai, kas jai naudinga, o visa kita atmeta. Šitas kelias yra klaidingas ir jis veda žmogų į pražūtį, į amžinąją mirtį. Dėl to visą tai Dievas, žinodamas iš savo kantrybės ir meilės, žemės gyventojams siunčia būtent šias angelų žinias, kad žmogus galėtų pakeisti savo gyvenimo būdą, atsisakyti savo gyvenimiškų įpročių, atversti Dievo žodį, susitaikyti su Dievu ir pasukti savo gyvenimą Dievo keliu, gyvenimo keliu. Dėl to Dievas siunčia pirmąjį angelą, kuris praneša, kad prasidėjo Dievo teismas, kuris pagal Dievo žodį prasidėjo 1844 metais. Taip pat tas pats angelas praneša, kad Dievo žodis Biblija yra išplatintas visomis kalbomis visame pasaulyje, per kurį, per Dievo žodį gali kiekvienas žmogus sužinoti nuodėmės atpirkimo planą, savo gyvasties išgelbėjimo planą. Labai svarbi žinia. Kad žmogus nesuklystų apsisprendime, Dievas siunčia antrą angelą, kuris skelbia, kad krito didžioji Babilė, kuris savo paleistuvingo įniršio vynu apgirdė visas tautas. Paleistuvingas įniršis, tai tas vynas yra būtent tas klaidingas mokymas, kuris nesiremia Dievo žodžiu. Jo to mokymo yra apgirtusi visos pasaulio tautos. Dievas siunčia žinią, kad kiekvienas žmogus tiesie susimastytų, vėlgi atverstų Dievo žodį. Ir dar kitas angelas yra siunčiamas, kuris taip pat patvirtina antrojo angelo žinią ir kuris taip pat praneša, kad krito ta sistema. Ir dar išplečia plačiau, praneša, kad visai šiai sistemai vadovauja netyros demonų dvasios. Ir kad su šia sistema bendradarbiauja valstybių vadovai ir dalyvauja netgi globalus verslas, iš to turtėja. Ir kad visa šita sistema yra sujungta į vieną. Ir šioje žinia taip pat labai yra svarbu suprasti, kad tas kelias, kuriuo eina didžioji pasaulio žmonių dalis, yra pražūties kelias. Nes siunčiamas trečias angelas, kuris sako, kad visa šita sistema sukurs naują tvarką, ta nauja pasaulio tvarka, jau mes esame girdėję ir pajautę truputį, kaip jinai veikia per COVID-19. Jinai vers visus žmonės pagarbinti šią sistemą ir įves savo sistemos valdžios ženklą, žvėries ženklą, tai bus sekmadienio garbinimas. Kodėl yra toksai svarbus sekmadienis? Nes sekmadienis yra, nuo seno buvo pirma savaitės diena ir jinai buvo, ją garbino pagonis. Tie, kurie neina Dievo keliu, kaip saulės diena, saulę garbino. Ir tai buvo pagonybės kaip ir simbolis, saulės diena. Ir Romos bažnyčia kažkada tai įvedė šios dienos garbinimą, pakeitusi Dievo tikrąją dieną. Nes Dievo tikroji diena, kurią jisai palaimino, yra šeštadienis ir Dievo laikė šeštadienis yra būtent 7 savaitės diena. Ir Dievas tą dieną palaimino. Ir dar įdėjo 4 Dievo įsakymą kaip savo valdžios ženklą, kad atmink ir švęsk mano palaimintą dieną. Aš ją palaiminau, Dievas sako. Aš kūrėjas, aš viską sukūriau, aš tą dieną ir palaiminau. Ir atmink ir švęsk šią dieną. Atiduok pagarbą kūrėjai už tai, kad tu turi. Nes mes esame nuomininkai šioje žemėje. Viskas mums sukurta ir mes naudojamės kaip nuomos pagrindu iš Dievo. Kaip dovaną gaunam.
Ir būtent šeštadienis yra Dievo valdžios ženklas. Kad patraukti Dievo dieną į šoną, jie įvedė sekmadienio garbinimą. Ir sekmadienio garbinimas bus jų valdžios ženklas. Kas priims sekmadienio garbiną, pagarbins jų valdžią, ne Dievo valdžią. Dėl to yra labai svarbus šitas dalykas. Ir būtent kaip Apreiškimo 13 skyriuje 15 eilutėje rašoma, kad ši sistema vers, nes visi, kurie atsisakys pagarbinti šią sistemą, žvėries atvaizdą ir jo ženklą, būtų žudomi. Reiškia, bus netgi prieita prie išleisto įsakymo, kuris visus žmonės, kurie atsisakė pagarbinti sekmadienį, gali būti žudomi. Dabar šioje žinioje, kuri yra skelbia Babelės žlugimas, Dievas taip pat siunčia mums labai svarbią žinią dėl to, kad mes suprastume, nes kada bus įvestas priverstinis garbinimas, reiškia įstatymų, kuris vers žmonės garbinti sekmadienio, ten gali būti, sekmadienį gali būti po tvarumo, ar ten po šeimos šventė, ar po kažkuo kitų pakišta ta šventė, bet svarbu suprasti, kad tai yra klaida, nes jeigu tu priimsi tą visą sistemą ir tą ženklą, tu turėsi gerti Dievo įniršį. Ir Dievas to nenori, jis nori išgelbėti visus žmonės, kad jie nepriimtų to žvėries ženklo. Nes jeigu žmonės priims, Dievas nieko nebegalės tam žmogui padėti. Žmogus pats nusprendė eiti pražūties keliu. Dėl to jis siunčia dar kitą žinią apie Babelės žlugimą, kad žmonės suprastų, jeigu bus ekonominis spaudimas, o kai buvo per COVID-19, žmonės turėjo prarasti darbus, jeigu nesusileidžia to nuodo. Tai ir daugelis tai ir padarė, išėjo iš darbų, prarado pajamas. Tai bus ir šiame laikotarpį tas pats spaudimas dar baisesnis, kai žmonės galbūt net praras turtą savo, bus atjungtos banko kortelės, atjungti nuo visos finansinės sistemos, negalės naudotis ir neapmokės mokesčių, bus galbūt konfiskuojami automobiliai arba netgi nekilnojamas turtas, nes negalės apmokėti mokesčių. Ir Dievas siunčia tą žinią būtent apie Babelės žlugimą tam, kad neįsigaskite, nes vis tiek šita visa sistema žlugs. Aš ją sunaikinsiu, Dievas pasakė. Tai parodo Dievo meilę, kad rūpinasi kiekvienu žmogumi, nepriklausomai, kokie pikti darbai pas kiekvieną žmogų, nes žemėje nėra nei vieno nenuodėmingo žmogaus, visi nuodėmingi esam. Ir visus Dievas nori išgelbėti, visus iki vieno. Tai yra Dievo meilė. Ir tai yra labai svarbios žinios. Ir tada Dievas skelbia žmonėms, kad išeik iš Babelės mano tauta, kad nedalyvautum jos nuodėmėse ir nepatirtum jos negandų. Ragina žmonės išeiti iš visos šitos sistemos, nes jeigu žmogus bus prisirišęs prie politinės arba religinės tos sistemos, kuri yra klaidinga, kuri veda žmonės į pražūtį ir nuves į pražūtį. Jeigu žmogus bus įsikibęs turto, valdžios ar dar viso kito, taip pat į žmogų nuves į pražūtį. Dėl to Dievas ragina, atsižadėk viso šito. Neįsigas, kada reikės tai visą prarasti. Nes vis tiek visas tai žlugs. Ir dabar skaitysiu Apreiškimo 18 skyrių nuo 5 eilutės. Skaitysiu pačias svarbiausias Biblijos vietas apie būtent Babelės žlugimą ir truputį komentuosiu. Kas norėsit perskaityti visą, atsiverskite Biblijos 18 skyrių, paskaitykite, ten bus daugiau aprašyta, negu aš dabar pasakysiu, nes ilgas tekstas, daug skaityti. Aš paskaitysiu pačias svarbiausias vietas. Tai, kaip minėjau, išeik iš Babelės mano tauta, kad nedalyvautum jos nuodėmėse ir nepatirtum jos negandų. Mat jos negandos pasiekė dangų. Ir Dievas prisiminė jos piktenybės. Todėl vieną dieną ją apniks negandos, mirtis, gedulas, badas ir ji bus sudeginta ugnimi, nes galingas viešpats Dievas, kuris ją nuteisė. Čia yra pranešama, kad ateis negandos, mirtis, gedulas, badas ir galia jinai bus sudeginta. Kada prasidės šitas laikas, kaip minėjau pirmoje dalyje savo įrašų, kur kalbėjau apie malonės laiką, tai kada visa tai prasidės, malonės durys bus uždarytos. Lygiai taip pat, kaip
Nojaus laivo durys buvo uždarytos ir kada jau prasidėjo tvanas, niekas nebegalėjo įlipti į laivą. Visi žmonės pražuvo. Bus ir šiame laike lygiai taip pat. Kada prasidės visos šitos negandos, kada prasidės Babelio žlugimas, visos tos sistemos, jau bus durys užsidariusios. Todėl reikia susitaikyti su Dievu iki to laiko ir atrasti Dievą, pakviesti Dievą į savo gyvenimą, į savo širdį, į savo namus, į savo šeimą, kad Dievas atvertų jums savo Dievo žodžio tiesas ir jūs pamatys, suprastume tikrąjį Dievo žmogaus išgelbėjimo planą. Babelis verks ir raudos žemės karaliai, kurie buvo su jie ištvirkavę bei lėbavę, kai pamatys jos gaisro dūmus. Jie stovi iš tolo ir jos kentėjimų išgąsdinti aimanuoja. Vargas, vargas didysis mieste, Babelė galingasis mieste, per valandą įvyko tavo teismas. Minimama, kad būtent tie visi žemės karaliai, žemės valstybių vadovai, kurie suėjo į tą bendrą sąjungą, matys šios sistemos griūti ir nieko savo politiniais sprendimais, nieko padėti išgelbėti jau nebegalėsi, tiesiog matys, kaip žlunga visa ta Babelė, matys visi savo klaidas, savo klaidingus sprendimus, kurie atves į būtent šios Babelės žlugimą. Ir čia yra paminėta 1 valanda. Biblijoje para yra prilyginama metams. Metai turi 12 mėnesių, para 24 valandas. Reiškia, 2 valandos yra 1 mėnesis, 1 valanda 2,5 savaitės. Visa šita sistema žvėries atvaizdo žlugs per 2,5 savaitės. Greitas žlugimas. Ir žemės pirkliai verkia ir gedi jos, nes niekas jau nebepirks jų atplukdytų prekių. Aukso, čia išvardinamos visos prekės. Tų daiktų pirkliai iš jos pralobę stovės iš tolo, išsigandę jos kentėjimų, verks ir gedės. Vargas, vargas didžiajam miestui vilkėjusiam, ploniausia drobė, purpurų raudonų drabužių, išsipuošusiam auksų, brangakmeniais ir perlais. Per 1 valandą niekais virto šitokie lobiai. Čia yra labai irgi svarbi ta dalis, nes yra pranešama, kad žlugs ekonominė sistema visa, politinė žlugs, ekonominė žlugs, nes vyks turbūt kažkas tai tokio rimto, kad nebeveiks finansinė sistema ir žmonės nebegalės įsigyti prekių. Ir būtent tada visi pirkliai, kurie lobo iš to viso dalyko, matys tą visą žlugimą ir taip pat jokiais finansais, jokiais finansiniais srautais nebegalės sustabdyti šios finansinės sistemos griūti. Ir toliau kalbama, visi laivų vairininkai, visi pakrančių laivininkai, visi jūreiviai ir visi, kurie jūroje darbuojasi, iš tolo sustoja ir stebėdami gaisro dūmus šaukia. Kas galėtų lyginti su didžiuoju miestu? Jie bėrėsi žemės ant galvos, verkė, gedėjo ir aimanavo. Vargas, vargas didžiai miestui, iš kurio prabangos pralobo, kurie jūroje turėjo laivų. Per 1 valandą tyrlaukiais virto. Čia yra pranešama, kad pasaulyje žlugs visa logistinė sistema. Žlunga politinė, žlunga ekonominė ir su to pačiu visa logistika. Prekės nebekeliauja, laivai sustoja, traukiniai sustoja, stambusis transportas sustoja. Ir jeigu dabar pamastyti apie visą tai, tai mes vieną dieną įsivaizduokim atsikeliam ir mūsų banko kortelės neveikia, mes nieko negalime įsigyti, parduotuvės stovi uždarytos, bankai uždaryti. 1 savaitę žmonės nežinojame, išsigandime, kol dar šaldytuve yra maisto. 2 savaitę jau eina žmonės grobsti iš parduotuvių, prasideda chaosas, 2 mėnesių bėgi, maistas baigėsi, ateina badas, taip kaip buvo parašyta 18 skyriaus 8 eilutėje. Todėl 1 dieną ją apniks negandos, mirtis, gedulas, badas ir ji bus paskui jau gale sudeginta ugnimi. Tai dar kartą, visas šitas įvykis mums visiems praneša, kad visi žemės gyventojai, visi turtuoliai bus beturčiais. Niekas nebeturės savo vertės. Dėl to, kada bus įvedamas žvėries ženklas,
nereikia išsigąsti ekonominių sankcijų, nes bet kokiu atveju šita sistema pasmerkta žlugimui ir mes visi tapsime beturčiais. O finale viskas ir bus sudeginta, kaip buvo Sodomo ir Gomoroje, ir kažkokius fragmentus mes matėme Kalifornijoje, kaip degė miestas, kaip žmonių turtas tapo pelenais. Apie tai rašo čia Biblija, ne apie Kaliforniją, bet mes pamatėm tik tokius, tai kas įvyks, kas laukia visų mūsų. Ir vargas bus tam, kuris pasirinko tą kitą kelią, kuris nesivadovauja Dievo žodžiu. Ir laimingas tas žmogus, kuris girdi šias žinias ir gali pakeisti savo gyvenimo taką. Šį įrašą šiandien aš baigiu. Po šiuo įrašu aš taip pat įdėsiu Walterio Faito ir Martino Smito laidą, būtinai ją vieną paklausykite, ten irgi taip pat bus gal išsamiau papasakoti apie tai, ką aš dabar pasakojau. Kas nežiūrėjot visų mano įrašų, atsisukit, po kiekvieno įrašų taip pat dėjau Walterio Faito ir Martino Smito laidas. Jos yra labai išsamios, išsamiau papasako apie visus šios pasaulio įvykius, kuriuos mes einame. O aš kitoje laidoje, paskutinėje, 7, noriu pranešti kitą žinią. Visą darau naują. Tai yra Dievo žinia, kad suprastumėte, dėl ko visa tai vyksta, kur prasmė viso to žlugimo, kas čia vyksta, dėl ko visa tai vyksta. Tai susitiksime kitą šeštadienį, Dievo palaimintą dieną, visą darau naują. O dabar būkite su Dievu šioje palaimintoje Dievo dienoje. Iki kito šeštadienio. Iki.